Sveiki visi, ir čia yra dar vienas iPhone 17 Pro Max unboxingas. Tačiau šitas yra jau navy blue spalvos ir realiai čia yra mano tiesiog mėgstamiausia spalva turbūt iš visų išleistų 3 iPhone'o. Tačiau šitas telefonas nėra man, šitas telefonas taip pat keliauja mano šeimos nariai, bet unboxingą leido man padaryti. Ir taip pat mes turime kelis accessories, tai permatomas dėkliukas. Čia yra pakrovėjas ir čia dar yra stikliukas. Okay, so let's unbox it. ASMR. Okay, ir dabar reveal. Kaip visada turim pakrovėją. Ir vis tik pažiūrėkite, kaip atrodo šita spalva. Taurasme, wow, jinai atrodo tokia, žinau, kosmoso spalva. Okay, dabar ASMR nukliuojam lipduką. Ta prasme, aš jau unboxinu antrą telefoną ir nors savo telefoną 16 Pro Max neseniai pirkau, tai, kaip ir man nereikia naujo telefono, bet realiai aš dabar žiūriu, kiek brangiai kainuoja šitie dėkliukai. Bet aš dabar žiūriu šitos naujus iPhone'us 17, kai dar unboxinu jau antrą iPhone'ą. Tai kažkaip jau pati pradedu užsinorėti, bet aš nežinau, ar worth it. Ok, tai turi mūsų šitą pusiau permatomą dėkliuką. Nežinau, kodėl reikėjo šitą uždėti baltą. Bet, ja, štai taip atrodo. Uždėkime. Labai lengvai užsidėjo. Ir štai tokį mes telefoną turime. Aš sakyčiau, didžiausias kaip ir skirtumas, tai šitas gali priartinti 40 kartų, kas yra insane. Ir dar kažkaip man atrodo, kad kai aš vis upgrade'inu savo telefoną, kažkaip visas ekranas atrodo lyg didėja, nors šiaip dydis yra beveik toks pats, galbūt ir yra toks pats kaip ir mano 16 Pro Max'o, bet kažkaip visas ekranas ir programėlės ir viskas tiesiog atrodo žymiai ryškiau. Tai vat man tas labai patinka, o realiai mano telefonas yra tiesiog... Man telefonas yra svarbiausias dalykas pasaulyje, turbūt, nes čia yra tiesiog mano visas gyvenimas, kadangi aš darau content ir panašiai, ir montuoju viską per telefoną dažniausiai, tai man šiaip tokie dalykai yra labai aktualūs, bet nežinau. Parašykite į komentarus, ar man pirkti naują iPhone'ą, ar neapsimoka. Bet štai taip atrodo šitas telefonas. Žiauriai gražus. Aš galvoju, ant bairio pirkčiau baltos spalvos, kad būtų šeimoje ir tamsiai mėlyna, ir oranžinė, ir balta. Nežinau, bet va. Kaip jums šitą spalvą, taip pat rašykite į komentarus ir šiaip rašykite, kokiems labiausiai patiko spalva iš šitos 17 iPhone serijos. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot, visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.